Sveiki, mėlėjai, nors laidos sezonas baigėsi, bet nuotykiai nesibaigia niekada. Tai mes su Dovydu, ta proga, kad nesenai minėjom Baltijos kelią, nusprendėm prasukti Baltijos kilpą ir realiomis sąlygomis išbandyti šitos 405 MT motociklus. Kiek mūsų kilometrų laukia? Mūsų lauks realiai apie 2200. Netiek ir mažai, tikrai. Ir jie nebus plentiniai, jie bus realiai žvyrkelis offroadas, o plento sudarys, sakykime, kokį 30% maršrutų. Tai mūsų planas yra šiandien startuoti iš Vilniaus, labiau gal asfaltų pasiekti Latviją, o tada nerti į žvyrkelius, offroadą ir važiuoti iki jūros, tada palei jūrą iki Estijos sienos, nuo Estijos sienos į Keltą, į Saremų salas, į jas apvažiuoti, Saremų salą. Jo, visą aplinkui. Taip, apvažiuoti ir grįžti atgal į Estiją, į pagrindinę žemyninę Estiją ir jau nuo ten atgal į Vilnių tiesiausių kelių turbūt. Tiesiausio žiūrėsim, jeigu turėsim dar jėgų, tai dar ir nusuksim kažką. Ir laiko. Tai ką, nieko nelaukiam, sėdam ant mocijų ir važiuojam. Diena nusimato šiandien ilga. Nu ką, leidžiamės į kelią. Į kelią leidomės lietuviškais užmiesčio keliais, vingiuojančiais per laukus, miškelius, kalveles ir slėnius. Su maloniu prasidedančios kelionės jauduliu mėgavomės vaizdais bei puikiu, nors ir šiek tiek vėsokų oru, kuris planuojant kelionę truputėlį neramino. Iš pradžių labai bijojau, kad pradžia rugsėjo buvo gera ir galvojau, negali visą laiką būti taip gerai. Ir nebuvo, nes kelios dienos prieš palijo šiek tiek, buvo nekoks oras, bet visa ateinanti savaitė nusimato tikrai nebloga, tai tikėkime, kad visoje kelionėje mums pavyks gauti tokius gerus orus. Na, svarbiausia, kad bent jau nebūtų lietaus. Kadangi pasiruošimą kelioniai pradėjome labai anksti ryte, nusprendėme papusryčiauti pakeliui, todėl netrukus sustojame tradicinių lietuviškų pusryčių – dešrainio ir kavos degalinėje. Ką, pirmas sustojimas, esame veikę kokius 80 km, sustojame netoli Jonavos, papusryčiavom, išgeriam kavos ir judėsim toliau. Sekantis sustojimas turbūt netoli Latvijos. Ir tada jau kirsim Latvijos sieną, šoksim į žvyrkelius, miško keliukus ir nuotikiausiu. Tai važiuojam toliau. Pasistiprinę toliau leidomės į kelią ir po dar vieno trumpo sustojimo prie Šeduvos malūno sparčiai artėjome prie Latvijos sienos. Nors vaizdai ir džiugino, o ypatingai akį pamalonino Ventos upės slėnis, bet kelionė asfalto keliais šiek tiek prailgo. Ką, esam jau Latvijai, neprireikė nei 300 km ir jau vietoj. Turiu pasakyti, kad biški prailgo. Tiesiog nusibodo tie asfaltai, jau norėsi į kokius žvyrkelius varyti, ne? Žiauriai. Žiauriai. Tai bet tą mes padarysim būtent dabar. Iškart nieko nelaukdami ir suksim, man atrodo, į žvyrkelius. Sėdam ir iš karto realiai lendam į žvyrkelius, miškus ir pradedam tikrąją kelionę. Nuotikiauti. Bet irgi iš pat pradžių dar neskubėsim lėkti. Sustosim pavalgyti kažką, užsikaisim vandenuko ir pasidarysim maisto, kad pasistiprinti prieš rimtus išbandymus. Tai va, o šiaip su mocu važiuodamas visai nepavargau. Sėdynė labai patogi, ypač gerai, kad gali pasislinkti daug atgal, tai pakeiti tą sėdėseną, tai nei nugarą vargsta, nei užpakalius. Kol kas jokių priekaištų? Visiškai. Tik tais asfaltas priekaištas. Nuimkit visą asfaltą, prašau. Ką, važiuojam toliau. Kągi, pirmi kilometrai Latvijai. Kaip tarėme, taip ir padarėme. Ir jau labai greitai sukome į pirmąjį broliukų Latvių žvyrkelį. Žvyrkeliukas, laba diena, laba diena. Aišku, išsiuntė Satamą, 3-4. Off-road, yes. Ever since I was a child.
Birus paviršius ir to pasekoje lengvo nestabilumo kutenamas vestibuliarinis aparatas maloniai nuteikia ir įkvepia naujos energijos mūsų kelionį. Tačiau nors ir mėgavomės važiavimu, bet ne viskas vyko pagal planą. Čia ta pati venta, kurios gražus slėnis buvo. Mūsų maršrute nusižiūrėta sustojimo vieta nepasirodė tinkama, todėl nusprendėme, kęsdami vis didėjantį alkį, važiuoti toliau ir tikėtis geresnės vietos ilgesniam sustojimui. Mūsų kelias buvo įvairus, nuo drėgno, molino einančio per miškelius ir krūmynus, iki plataus žvyrkelio vingiuojančio per laukus. Netrumpai pavažiavus mums pagaliau nusišypsojo sėkmė ir aptikome puikią vietą poilsiui. Sustoję užsikaitėme vandens ir pavalgę stebėtinai skanaus užpilamo maisto šiek tiek pailsėjome bei pasiruošėme prieš sekančią kelionės dalį. Kadangi laiko neturėjome daug, per ilgai mėgautis puikiu oru negalėjome, tad vėl leidomės į kelią. Ir vos pavažiavus supratome, kad dalyvaujame lenktynėse. Su Dovydu bendravom per komunikacijas šalme ir Dovydas sako, mes dabar grinai vejame saulę ir saulėlydį ir bandome spėti saulėlydį sutikti prie jūros. Tai tikėkimės mums pavyks. Įdomu, kas greitesnė, ar saulė, ar mes. Įkvėpti šio neplanuoto iššūkio atradome antrą kvėpavimą ir, dažniau atsistoję nei sėdėdami, atsukome gazo rankenėles ir pradėjome lenktynės. Naujas tikslas vertė kilometrus suktis su lengvumu ir jau netrukus džiaugiamės sėkme. Nu ką, kaip matot, jau pagaliau pasiekėm jūrą. Kiek mums liko iki Ventspilio? Apie 50 jau. Tai dar tiek įveikėm ir varys ilsėtis. Sakyčiau, biškį užtrukom ilgiau negu tikėjausi. Truko mums disciplina su sustojimų laiku ir sustojimų kiekiu. Mes rytoj pasitaisysim. Bet sakykit, ką norit, vaizdas fantastiškas. Pasigrožėję vaizdais ir internetu susiradę nakvynės vietą, vėl leidomės į kelią jos link, kuris saulei nusileidus skendėjo tamsoje. Nepaisant to, poilsio vietą nakčiai pasiekėme be nuotykių. Na, o kokie jie laukia mūsų sekančią dieną, sužinosite antroje dalyje.